Sveiki visi, šiandien servise 007 norim pademonstruoti Subaru Outback automobilį, H6 variklis, 3,6 turis, 2017 metai, Amerika žinoma. Na ir šiam automobiliui sumontavom kokybišką Landirenzo dujinę įrangą, kaip tą darom kiekvieną kartą pas mus serviso 007 dirbtuvėse. Labai trumpai apie pačius komponentus. Tai pats valdymo blokas yra sumontuotas štai šitoje vietoje. Lengva prie jo prieiti, jeigu jisai trukdo, galima jungti, atsijungti, pasikelt, nusimti prie saugiklių, prieiti, jokių problemų, gera vieta, nėra labai karšta vieta, geras prieimas, kaip minėjau, tai geresnė tam kompiuteriui vietą padėti variklio skyriuje. Kaip matote, tos vietos nėra daug, tai yra pakankamai sudėtinga. Greta turim sumontuotą dujinės įrangos saugiklį, tech apžiūros metu reikia žinoti, ar toks saugiklis yra, jeigu yra, tai kur, ir sugebėti kartais net ir jį parodyti. Landirenzo LI10 Turbo Oversize galingiausias reduktorius, kurį galim sukomplektuoti, yra sumontuota štai šitoje vietoje, šį liečių ranka, dujinės fazės, filtras, slėgio daviklis ir purkštukai po 3 kiekvienoje variklio pusėje sumontuoti Landirenzo AEB A+. Iš principo komplektas ir komponentai yra vieno gamintojo, priklauso vienam gamintojui, suderinti tarpusavyje, sklandžiai veikia, dirba ir tikrai tų problemų nekelia. Automobilis išmėgintas kelyje ir esam jau pasiruošę po video reportažo atiduoti klientui, pravesti instruktažą ir paleisti sėkmingam dujų eksploatavimui ir važiavimui. Reikia paminėti be abejo, kaip visada, kad visi Landirenzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007 yra atliekami pagal gamintojo standartus, pagal aukščiausios kokybės standartus. Na, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra naudojami kokybiškiausi prieinami šiai dienai komponentai, pradedant žarnomis tiek vandens, tiek dujų, tiek vakumo, baigiant spyruoklinėmis sąvaržomis, kurias lygiai tokias pačias naudoja variklio skyriuje, reiškia ir gamintojas. Visą dujinės įrangos laidyną taipogi adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui ir negana to dar stengiamės padaryti jį atrodantį labai panašiai į originalų. Tai reiškia, kad visi laidai yra grupuojami, įvelkami apsauginės gofras ir tos gofros yra izoliuojamos. Lygiai taip pat atrodo variklio skyriuje ir originalūs laidai, taip kad laikui bėgant, kai viskas vienodai apdulkės, tai bus pakankamai sunku pasakyti, kur čia yra originalas ir kur ne. Ir tik tai įgudusi akis tą galės pastebėti. Taip, tai variklio skyriui būtų tiek. Dujų perjungimo mygtukas, kaip visada, yra montuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Čia turim jį labai gražiai sumontuotą štai šitoje vietoje. Iš tikrųjų, gal pradžio taip ir netrodo, bet tai yra labai patogi vieta. Sėdint, mes tą mygtuką matom, galim jį jungti, išjungti. Dujų kiek jisai indikuoja, tikrai labai patogi vieta. Naktį neblizga, niekur nespindi, neatsispindi nuo lango, taip kad tikrai labai patogu. Na, Subaru Outback turi normalų atsarginį ratą, pavadinkim taip. Tai reiškia, turi pakankamai didelę nišą atsarginio rato vietoje įdėti, kurį mes, aišku, išėmėm ir vietoje jo sumontavom dujų balioną. Čia yra sumontuotas kokybiškas Bormech gamintojo. Bormech gamintojo balionai yra vėlgi tie balionai, kurie yra montuojami dažniausiai ir į gamyklinius montavimus. Tai nėra kažkokie turkiški balionai, tikrai labai kokybiški, patikimi. Ir čia labai gražiai telpa. Čia yra 82 litrų balionas sumontuotas, kuris užsidaro lygiai gražiai, be jokių problemų. Bagažinė tvarkoj, 82 litrai, apie 60 realių litrų degalinėje galima susipilti. Tikrai pakankamai solidus kiekis kuro. Na ir pildymas. Pildymą vėlgi retai, kas tiek vargsta, kiek mes, kad jį padarytų tokį, koks čia yra. Kai jeigu tokį video parodysit, kartais pasakys, kad neįmanoma. Na, bet kai nori, tai viskas įmanoma. Tai reiškia, dangtelį aš atsidaręs, galiu piltis tiek dujas, tiek benziną. Kamštelę aš galiu atsisukti, jisai man net netrukdo, aš atsukau, galiu užsipilti benzino, paskui viską gražiai užsuku, toliau galiu piltis dujas. Antgalis nusisuka ir jį nusukinėti būtų tikslinga tik tada, kada mes norėsime įsisukti kažkokį tai kitokį, kaip pavyzdys Vokietijoje, nes ten yra truputį kitoks ar ne užpilimo antgalis, tai jeigu mes jį norėsim nusisukti, tą mes vėlgi padaryti galim, tai yra standartinis M10 sriegis ir be jokių problemų, prašau, galima tą padaryti. Tai va, viską atlikę, mes gražiai užsidarom, pildymas baigtas. Tikrai labai patogu, daug energijos čia yra įdėta, bet tikrai, manau, verta. Tai tiek būtų apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu yra klausimų, kaip visada klauskit, na, tiem, kas nori susimontuoti kokybišką Landirenzo sistemą ir tos darbus turėtų atliktus kokybiškai, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.